pats nuo savęs aš tik tai norėčiau šitą pasakyti, kad čia man toks labai toks įvykis ypatingas, tas darbas, tas parodos yra ypatingai tokiuose vietose kaip memorialas, istorinis. Padėkoti, kad mane priėmė čia kontentas, ponė Elena, padėjo ekspoziciją ir šitą ir organizavo. Tai labai smagu man. Bet ne tik tai mano svarbiausia, bet publika atėjo, taip daug atėjo mano gerbėjai, kažką tai visi sako, kad gražiai važiavo, bet tai labai smagu. Šitie paveikslai turi tekstą, kas yra paviršiui, jį turi ir kontekstą. Kai žiūri į paveikslą, tai jauti, kad yra galimybė interpretuoti meno kūrinį. Žinau Česlovą Irmontą, visi žino, aš pažįstu Česlovą kaip knygos iliustratorių, labai geros poezijos knygos Danielio Doveikos prieš meteorito audra. Ir šitie peizažai paįvairino labai subtili poezija. Už vardo Tuskulėno memorialas, mirtis. Prieš 80 metų ten viešpietavo. Dabar turim pavasarį. Ir žalia spalva šito parko atsiranda. Ir žalia spalva šitų paveikslų. Žaluma, žalia spalva, kaip viltis. Žinoma, kaip ir kiekvieną mėnesį pas mus čia atidaromos vis naujos ir naujos parodos. Taip, atrodo pagal pavasarį visur žalia spalva. Taigi, jūs sveikina visus čia susirinkusius ir manau, kad šitiek menininkų vienoj krūvoj, nežinau, tikrai labai daug. Tai jūs sveikina ir linki būti čia tikrai šios parodos dalyviais ir kartu pakalbėti. Česlovas Polonskis. Tarp tų piešinių yra tikrai unikalus, tikrai labai atpažįstamas braižas. Va. O jeigu kalbėti apie bendrai kūrybą, tai nepaprastai produktyvus ir nepaprastai daug parodų surengė. Ir tame tarpe personalinė, ne tik su kitais dalyvauja, bet per dvi valstybės, va čia kaip vienoj ir kitoj, važiuoja, rengia parodas. Ir kartais menininkui taip atsitinka, ypač šiais neprognozuojamais laikais, kad jo visiškai absoliučiai geras ir kokybiškas menas išeina iš mados. Ir jo nebekviečia ar kažkaip pradeda mažiau kreipti darbų dar kas nors. O su Česlovo darbais taip neatsitiko, kaip neatsitiko su pačiu žmogum. Kažkaip pačiam tam kūrybos sukūrį ir visą laiką sugeba išlaikyti tą kažkokį šviežią modernumą. Labai daug kas matosi lyrika. Ir čia labai džiugu, kad su akvarelė, tai čia jau aš iš tave ir pradėjau mokytis. Tai kas mano mokytojai? Mano mokytojai, mūsų mokytojai buvo Budrys, Eiginas, atsimeni. Mūsų dar pamokė ir mūsų gerbiamas Jozas Kitelis. Tai yra kaip čia. Mūsų mokytojas. Ir ką dar noriu palinkėti? Žinai, pasakysiu tau lenkiškai. Širokiai drogiai. Mes labai seniai. Krekšniečiai. Krekšniečiai, sava. Žuvytė. Žuvytės?
3, ir jūs visas žuvis? Ne, aš, vat, Uotas.